Įsitaisykit patogiai, jaukiai. Atsigulkite arba atsisėskite, kaip jums patogiau. Ir užsimerkite. Ramiai stebim savo kvėpavimą. Jeigu reikia, nuraminkite jį. Kvėpuojam natūraliai, paprastai. Stebėdami, kaip kūnas pats savaime kvėpuoja, atlieka šį procesą. Po truputėlį kvėpavimą intuityviai, paprastai perkeliam žemiau, tarsi kvėpuojame iš pilvo. Prijungiame pilvą į šį kvėpavimą. Dalyvauja visas kūnas. Lyg norėtume savo įnešti daug malonaus, šviežaus oro. Keliaujame dar žemyn, įkvepiam per savo kojas. Kvėpuojame dabar nebe tik plaučiais, ne tik pilvu, bet ir kojomis. Įkvepiam orą per pėdas, keliauja jis per visą kojos ilgį į viršų, iki pat iškvėpimo. Stebėkite, kaip šis procesas vyksta, kaip jūsų kūnas maloniai dirba. Ir dabar mes įkvepiam lygiai taip pat per pėdas, keliame savo orą į viršų ir iškvepiam nebe per burną ar nosį, bet iškvepiam pro viršugalvį. Lyg kvėpuojame kiaurai visą savo kūną. Kvepiam per pėdas, keliam aukštyn iki pat viršaus ir iškvepiam per viršugalvį. Galima netgi vizualizuoti, kaip tas oras, kurį įkvepiam, jisai keliauja per visą kūną aukštyn ir išeina per viršų. Jeigu norisi, galint pagilinti kvėpavimą. Jauskite, kaip tai vyksta. Ir prie šio kvėpavimo pridėsime intenciją. Su pirma, pabandykime su šitu iškvėpimu iškvėpti savo dienos įvykius. Visai nesvarbu, ką šiandien veikiate, su kuo šiandien leidėte laiką. Įkvėpiam pro pėdas, keliam aukštyn, surenkam visą tai, ką šiandien nuveikėte, visus tos patirtus jausmus, pojūčius ir iškvepiam pro viršugalvį, tarsi išleidžiam visą tą patirtį. Ypatingai tuos dalykus, kurie buvo nemalonus, sunkus, visą tai įkvėpimus surenkam ir iškvepiam. Lyg norėtume išpūsti iš savęs, išvalyti, prašvarinti savo erdvę viduje. Visą laiką stebiu savo įkvėpimą, surenku ir išleidžiu ramiai į viršų. Jeigu norisi, galite ir vizualizuoti, kaip visus tos įvykius, patyrimus, jausmus mes surenkam, galite net ir kokią nors spalvą pasirinkti ir ją išleisti, išpūsti pro viršų, išsiųsti į dangų. Dabar jeigu norisi, galite pradėti imti jau ne tik šios dienos įvykius, bet ir
tolimesnius šios savaitės, šio mėnesio, kažką, kas jaučiate, kad jūs šiek tiek spaudžia. Ar tai kažkokios mintis, ar kažkokie įvykiai, situacijos, kurios buvo sunkios, jaučiate, kad jas dar vis nešiojatės. Bandykite su šitu įkvėpimu jas surinkti ir išleisti, išpūsti iš savęs. Kelis tokius gilesnius iškvėpimus padarykite. Norėtumėte atsisveikinti su šitais pojūčiais, lyg norėtumėte save nuo jų išvalyti. Stebėkite, kaip jūsų kūnas į tai reaguoja. Galbūt atsiranda kažkoks naujas pojūtis viduje. Galbūt jaučiate, kad padaugėjo vietos viduje. Kažkas atsipalaidavo, galbūt kažkas įsitempė. Kiekvieną kūno pojūtį, kiekvieną reakciją užfiksuojam, pagaunam, įtraukiam kūną į šį procesą. Jauskite, kaip per jį jūsų oras teka, kaip jisai valosi. Ir jeigu turite kažkokių netgi fizinių pojūčių, skausmą, įtampą, lygiai taip pat su įkvėpimu surenkame ir išleidžiame, išpučiam iš savęs, tarsi pašalinam. Stebim, kas vyksta mūsų kūnuose. Stebim ir vizualizuojam, kaip mūsų vidus švarėja, tuštėja. Vis daugiau vietos viduje, vis lengviau kvėpuoti, paprasčiau. Užfiksuokite šį pojūtį, pajauskite, kaip dabar jaučiatės. Ir nesvarbu, ar gulit ar sėdit, pabandykite vizualizuoti tokį malonų, gražų lietų virš savęs. Po truputėlį pradeda lyti, bet ne vandeniu, o tokia malonia šviesa. Lyg tie vandens, kaip ir vandens lašeliai, yra padaryti iš šviesos. Ir ta šviesa, tie lašeliai po truputėlį visi patenka ant jūsų kūno, ant jūsų odos. Maloniai įsigeria, tarsi jūsų kūnas pradeda tą šviesą imti, gerti. Su kiekvienu lašeliu jūsų kūnas šviesėja, įgaunate tokio paprastumo, lengvumo pojūtį. Kiekvienas tas lašelis yra pilnas pozityvumo, vilties. Svarbiausia, švaros,
kai jūsų kūnas atsinaujina, atsišviežina nuo šio lietaus. Koks yra lietaus srautas, kokia yra plotmė, koks yra jo greitis. Galite pasirinkti pagal save, kaip jums malonu, kad jis nebūtų nei per stiprus, nei per švelnus. Pasirinkite jį tokį, koks jums patinka šiandien ir įsileidžiam tą šviesą. Jauskite, kaip kūnas pilnėja, bet taip labai maloniai. Pilnėja, bet jaučiasi lengvumas. Šviesėja viskas viduje, protas nurimsta, kūnas atsipalaiduoja, atsiranda vis daugiau ramybės viduje. Stebėkite, kaip kūnas reaguoja, kokie pojūčiai iškyla. Ramiai stebim tą lietų, šviesos lietų. Nieko daryti nereikia, tiesiog mėgautis ir jausti. Visą laiką stebėti savo būseną, kūno pojūčius ir mėgautis lietumi, nuo kurio visas kūnas švarėja, kraunasi, šviesėja. Truputėlį vis pilnėjant mūsų kūnui, galime tą lietų panaudoti kitai paskirčiai. Jau kai prisipildėme save šviesos, prašviesiname savo kūną, galime dabar šį lietų paversti tikru lietumi, prijungti prie šviesos vandenį kaip šaltinį. Ir tegul šitas lietus labai maloniai nuplauna visą jūsų kūną. Tiek iš išorės, tiek iš vidaus galite net ir vizualizuoti, kaip tas vanduo kartu su šviesa teka per jūsų odą, ramiai plauna, kartu su juo nuteka visi jūsų sunkumai, visos jūsų mintys. Kadangi vanduo teka kiaurai per visą kūną, įsiveržia jūsų vidų ir išteka kažkur į žemę. Jauskite, kaip valosi. Galite net ir išsivalyti kažką konkretaus, ką jaučiate, kad norisi išsivalyti, galbūt kažkokia aktuali situacija ar užstrigęs jausmas jaučiasi jumyse. Galite jį išsikelti į paviršių ir leisti tam lietui jį nuplauti, nuleisti kažkur žemyn. Stebim, kaip kūnas dalyvauja procese. Po truputėlį raminame lietų iš viršaus. Tarsi jisai savaime po truputį rimsta ir sustoja.
Pasimėgaukit tuo pojūčiu po lietaus, galbūt net ir kažkoks kvapas. Užfiksuokite tai, ką jaučiate šiuo metu savyje, emociją, pojūtį kūne. Ir ramiai padėkokite savo. Dėkokit už skirtą laiką, dėmesį savo vidui. Padėkokit ir tam lietui, kuris jums šiandien padėjo išsivalyti. O truputėlį giliau įkvėpkite ir iškvėpkite. Pradėkite švelniai judinti savo kūną taip, kaip norisi. Ir palengva sugrįšime